Tai labą dieną, mėlyjeji. Kaip žadėjau, sveikinuosi su jumis iš Kauno šiandieną. Na ir pasižiūrim, ar esu eteryje. Ir pasidalinu, kaip visada, šiek tiek informaciją. Vieną akimirką. Tuoj susižiūrim, ar viskas gerai ir pradėsime pasivaikščiojimą šiandien gražioj vietoj. Gerai. Sveiki, kas prisijungėt, ačiū už širdelę, labas Dariau, parašyk, ar gerai mane girdi. O aš dabar vaikštinėjuosi Kaune, su šeimyna atvažiavome detaliau susipažinti su nauju objektu, su kuriuo dabar pradėsime darbuotis. Ir taip pat norėsiu ir parodyti jį ir jums. Tai ačiū Dariau, kad parašei. Puiku, kad girdisi. Taigi, dabar čia vaikštinėju aplinkui, bandau susipažinti su aplinką ir kalbėsim iš tiesų šiandien, kaip ir matėte aprašyme, lapą pasigavau, apie gyvenamą namą su tikrai gana erdviu kaip mieste sklypu ir apie Vilijampolės mikrorajoną. Kurioj dabar vietoje yra tasai namas ir kam galbūt jisai būtų tinkamas. Tai iš esmės mes kalbėsim apie senos statybos namą, kurį jūs galėsite arba renovuoti, susitvarkyti, arba nežinau, galbūt kaip investicijai naudoti. Tai jeigu mes kalbėtumėm pirmiausiai kaip apie šeimos būstą, tai va dabar aš ir atėjau patikrinti, kur mes esam prie darželio, va čia jis tvarkosi gražiai, ten jūs matote Raudondvario plentą, pagrindinę judrėje ar ne gatvę. Ir dabar galim keliauti, čia iki namo, nežinau, porą šimtų metrų gal ir bus. Tai yra jau pliusas tiems, kas ieškotės galbūt čia būsto ir planuojate turėti vaikų arba turite mažamečių vaikų. Tai namas yra Tilžės gatvėje ir pasimatuosim, va dabar aš einu nuo darželio, tai galit pamatuoti atstumą, kiek aš eisiu tokiu iš lėto tempu ir taip pat galėsite pasižiūrėti, kokio judrumo yra gatvė, nes namas yra tikrai tokioj, sakyčiau, labai patogioj lokaciniai vietoj, nes, visų pirma, Vilijampolė, tai yra netoli centras ir patogus susisiekimas, ar ne? Ir kitas dalykas, šitas namas, kaip sakiau, yra Tilžės gatvėje, kuri yra paraleliai eina pagrindiniai Raudondvario plentui, bet jinai yra tokia labai, jinai yra rami gatvė, nėra didelio judėjimo. Vat aš dabar čia kiek vaikštinėjau, berods vieną automobilį sutikau bevažiuojant, tai ir jūs galėsite pasižiūrėti. Visur aplinkui yra gyvenamieji namai, pakankamai viskas tvarkinga, gražu, ramu. Rodau jums, posūkį darysime į dešinę. Čia, ką žiūrit, gali taip pat parašyti savo atsiliepimus, kurių tai yra gimti galbūt kraštai ar kraštai, kuriuose jūs gyvenate. Tai yra tikrai, aišku, gal čia šaligatvių matau, galbūt ir kaip ir nėra, dar viena mašina, bet tačiau, manau, galbūt ateityje tai ir turėtų atsirasti. Bet čia žiūrėkit, visur tvarkingi, gražūs namai. Plati tikrai gatvė ir tikrai pakankamai rami. Dar ką noriu pasakyti, kol keliauju iki namo, pakalbėti apie kaiminystę, nes, kaip žinia, nekilnojamame turte yra netgi toks posakis, kad perkate ne namą, o kaimynus. Tai yra labai svarbu, tai iš tiesų pirmą kartą, kai atvažiavom į namo apžiūrėti, tai šie savininkai jau nebegyvena ir kaimynai iš karto pristatė, kas čia ko nori, ką jūs čia veikiate ar ne, tai tikrai yra tokie bendruomeniški, rūpestingi ir žiūri, kas čia vyksta.
kažkas čia ko beldžiasi, tai yra labai smagu, nes jau toks retas atvejis iš tiesų tarp kaimynų, nes mūsų susvetimėjusiam pasaulyje. Na va, dar ką mes turim, iš esmės aplinkui kūrėsi vis daugiau naujų gyventojų, va čia per kelią mes turime kvartaliuką naujų tokių kotedžiukų, ar ne? Tai vadinasi, kad aplinka, kurioje namas yra tikrai pakankamai tvarkinga, kuriasi jaunų šeimų. Tai jeigu kažkas klausote iš tų, kurie irgi ieškoties savo šeimos būsto galbūt, tai galėtų suklusti. Arba tie, kurie galbūt taip pat nori išvystyti panašų dalyką, ką matome čia, investuoti. Nes mes pardavinėsime namą, kuris yra senos statybos. Vat šitą, gražuolį. Šiaip namas yra labai įdomaus išplanavimo. Jis yra senesnės, kaip minėjau, statybos, 140 daugmaž kvadratų bendras plotas, jis yra rąstinis, su tokiu įdomiu pusrūsiu. Tai kas norėsite detaliau, galėsite atvykti, apsižiūrėti. Šiandien tokiu bendrai parodysim ir parodysiu erdvę pačio sklypo, kokio didumo yra tikrai erdvus sklypas. Nu va, matot, niekas čia nevažinėja, gatvelė tikrai pakankamai rami. Nu ir einame pasižvalgyti. Tai va, šiaip iš esmės tikrai patogi vieta, nes viskas, kas miestui reikalinga, labai arti ir prekybos centrai, ir stotelės, ir centras, tai tikrai daug privalumų turinti vieta. Na va, mes einame į kiemelį, kai kur gali išmėstelėti mano komanda ir mano vaikai, tai nenustebkit, mes šiandien darbuojamės kartu. Na va, viskas yra čia, va, pušelė auga, gėlytės, buvo namas tikrai mylėtas, prižiūrėtas, gyveno žmonės labai daug metų čionai su meile, puoselėjo, ar ne? Nu, va, čia dar yra ir garažas, pats namas, įėjimas, ir va čia mato dar toks išsikišimas, ten išeina toksai kaip pusrūsis, dalis namo yra irgi rūsinta. Galim iš tiesų nueit pasižvalgyti, ko galima tikėtis. Namas, aišku, jisai reikalauja jau investicijų, kaip sakyti, tikrai, nu va. Čia mes einam, tarkim, ar ne, turime virtuvę. Tiesa, šildymas yra jo kietų kurų, ne krosnis, yra centralinis šildymas. Nu va, kambariai. Yra taip pat va toks va dar irgi pečiukas. Tai galima šildytis, kaip sakyti, ir su juo kažkiek tai, bet žinoma, efektyvesnis šildymas yra pagrindiniu kieto kuro katilu, kuris yra Rusija. Aš jį dabar nelipsiu su jumis kartu, paliksiu šiokią tokią paslaptį, tai kurie norės tiesiog atvyks ir detaliai apsižiūrės, arba kam yra įdomus išplanavimas ir visi kiti niuansai, tai tiesiog galite man paskambinti arba parašyti ir užsiregistruoti į apžiūrą ir apsižiūrėti detaliai. Nes, kaip sakau, rubrika kas pirmesnis, tas gudresnis, tai jūs tiesiog duokit man signalą ir pirmieji galite nučiupti, susidėrėti geriausiam sąlygom galbūt, ar ne, įsigyti šitą būstą. Tai va, kas dar? Komunikacijos čia yra miesto, tai yra ir vandentiekis, ir nuotekos miesto, nu, žinoma, elektra yra, ar ne. Tiesa, šitame objekte nėra dujų, bet čia kiek ir aplinkui stebėjau, apskritai lygtais daugelio namų irgi nėra, bet manau, esant poreikiui, reikėtų pažiūrėti kaiminystėje būtent to naujo kvartaliuko kokia situacija, galbūt ir nesudėtinga būtų atsivesti, jeigu tokį poreikį jūs turite. Tai va, toks namas, sveiki Rita, smagu, kad prisijungėt. Ir toliau tuomet keliaujam dar truputėlį pasidairyti po sklypą. Sklypo privalumas tiesa yra labai didelis tas, kad jis yra taisyklingos formos, visiškai stačiakampis. Aišku, jame yra daug prikurta ir šiltnamis, ir gėlynai visokiausia, ar ne? Čia dar pavėsinė tokia,
yra, yra supynės. O, mažda, ar skanus obuoliukas? Skanus? Skanus, taip, skanių obuolių yra vadinasi, va, maniškiai jau paragavo. Aš dabar dukrytę dar truputį parodysiu žmonėm, kaip čia smagu, gerai? Nu, ar galim, kad daug smat susiorientuoti. Va, svarainių, kas mėgsta, tai yra pasižiūrėti teritoriją. Nu, va, keliaujam iki sklypo kampo. Aš konkrečiai kampą atsistosiu, ar ne, kad, nu, va. Nu, čia yra medelių visokiausių. Sklypas aptvertas. Ne, keliaujam į kitą kampą. Tai va, čia tokios erdvės visokiausių. O, čia vietės, matau, auga. Čia tikriausiai vyšnė. Vau, kiek kriaušių, pažiūrėkit. Dar vyšnių. Ką čia dar turime? Eglaitės. O čia, na, botanikai. Aš nepažįstu šito medžio, bet galit, kas žino, kaip tai ne. Čia trešnė. Va, radau įkalčius uogyčių. Didžiulė. Buvo, matau, bent viena tikrai. Nu, va, čia apsodinta. Gal labiau iš tos pusės nesimato, bet ką noriu pasakyti, kad sklypas tikrai didelis erdvus. Čia tikrai galima daug ką nuveikti. Pasitvarkius pagal save, kažką galit pasilikti, kažką galit transformuoti. Bet, va, pažiūrėkit. Čia ir buvo padaryta iš tiesų, čia didė liepa, tokia nemažai yra užaugusi. Nu, čia jau buvo, ar ne? Padarytas toks pasisėdėjimo kampelis. Sakyčiau, gal rūkykla kažkokia tai. Bet ką noriu pasakyti, kokia didelė vertybė yra turėti brandų didelį medį. Tai yra ir dar mieste, praktiškai miesto centre. Wow! Tai yra iš tiesų labai didelė vertybė, nes net ne visose kaime, ar ne, kada įsigyja kažkokią tai sodybą, ne visur rasi tokį medį, kuris teiktų vasarą tikrai kokybišką, tikrai tokį tikrą pavėsį, po kuriuo gera būti. Tai labai didelis pliusas. Tai va, tikrai pakankamai ramu, va, vienas kitas šunelis loja. Nu, tokia jauki vieta, bet čia jau reikia, kaip sakyti, pridėti ranką, išlaisvinti kūrybą ir susikurti savo jaukius namus. Tai va, tai kurie nori iš tiesų pasižiūrėti detaliau, kurie nori pasižiūrėti išplanavimą, pasivaikščioti po patį, ar ne, sklypą, savo kažkokią tai viziją, ar ne, čia pamatyti, paskambinkit, parašykit, duokit signalą, susitiksime, aprodysime išsamei, atsakysim į jūsų rūpimus klausimus. Čia toks dabar irgi vienas iš pirmųjų susipažinimų su toks detalesnis, su pačiu namu, teritorija. Ir manau, su kiekvieną dieną galėsiu papasakoti vis daugiau. Iš praktikos, kiek darau transliacijų, iš tiesų visada norisi kiek įmanoma išsamiau ir anksčiau pranešti, jums parodyti objektus. Tačiau praktika rodo, kad vis kiekvieną kartą atvyksti ir vis atrandi kažką naujo, pamatai kažką naujo, pajauti kažką naujo. Tai manau, dar tikrai matysite mane kalbant apie šį namą ne vieną kartą, o galbūt greitai nupirksite ir teks mažai pakalbėti. Tai pažiūrėsim, kaip čia bus. Taigi, tai Kaunas, Vilijampolė, beveik 11 arų sklypas ir namas, kuriam, nu, kaip matot, reikia pridėti ranką. Tai kas myli šitą kraštą, ar kas ieškote vietos, kur galite susikurti savo svajonių namus, netoli Kauno miesto centro, tačiau tokioj ramesniai vieteliai su didžiulė gražia liepa, kurią rodžiau. Tai duokite signalą, galite parašyti, galite paskambinti, galite pakomentuoti po šią transliaciją ir susisieksim, susiderinsim tikslesnį laiką. Tai va. Tai tiek. Šiandien neprisistačiau, man atrodo. Tradiciškai, kas išklausysite iki galo, tai tikrai labai dėkoju. Pasidalinkite transliaciją, uždėkite širdelę, liuksą,
Ačiū labai. Ir kad tiesiog išgirstų tie žmonės, kurių galbūt laukia šita vieta, ne, kol jie atsiras ir kol jie prikels naujam gyvenimui. Tai tiek šiandieną. Labai toks smagus oras. Dabar šiek tiek nulijo, saulė pasislėpė, dabar jau matau už debesėlio, bet toksai ramus. Nu, paklausykime. Girdžiu, kaip kapsi lietaus lašai. Į talpą šuniuką automobiliai labai prastai girdisi. Nu, tikrai smagi vieta. Tikrai smagi. Tai va, kviečiu atvykti. Gerai, šiandien meilutė, kokią kainą klausėt? Pradinė kaina bus 140 000. Tačiau kviečiu atvykti, apžiūrėti ir pasiūlyti savo kainą. Tai yra pradinė kaina. Nu, smagu, ką žinau. Nu, tikrai žinokit, smagu, kažkokia dabar, va čia yra toks suoliukas, aš jaučiuosi, žinau, dabar kaip pas kokią močiutę atvykus, taip ramiai vasaros atostogų, netgi ne mieste jaučiuosi, žinau, toks palyginimas, asmeniškai šiuo metu taip pat įsirenginėjame sodybą, bet kaime, bet čia tokio net atrodo daugiau privatumo, nes yra daugiau apsodinta, smagu. Tai va, gerai, aš jaučiausi relaksavau ir pagrindinė informacija, kurią šiandien norėjau papasakoti, jums pasakiau. Taigi laukiu dabar jau iš jūsų žinučių, skambučių ir susitiksime apžiūrėti tuomet gyvai, kartu pasėdėti galbūt ant šito solelio ir pasimatuoti šitą vietą ir kaip jūs jaučiatės joje. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, pasidalinkite, pažymėkite žmonės galbūt, kurie ieško savo namų vietos, galbūt tai jum. Tai va, tai tiek iki ir gražios dar jums likusios paskutinės vasaros dienelių.